Aš esu Luis Rosales Statkus, Jūratės Statkutės de Rosales sūnus, Jono Statkaus anūkas. Gimiau Karakase, aš kai buvau Lietuvoje 89 metais. Brolis dvynis, mano brolis, kuris jau labai seniai gyvena Paryžiuje, gal 30 metų jau gal gyvena Paryžiuje, vienais laikais jau jis buvo tenai Paryžiuje, jis paskambino, aš buvau Vilniuje, paskambino, sako, aš su dviem draugais prancūzais norime padaryti filmą apie Lietuvos įvykius, apie kas vyksta Lietuvoje ir tą filmą bandysim parduoti Prancūzijos televizijai. Jie visi trys anais laikais mokėsi, norėjo kiną daryti, ir taip ir po kiek laiko jie visi ir šitą ir daro, čia jų profesija yra dabartinė. Anais laikais mums buvo apie 24-25 metai, maždaug tai buvo toks jaunų žmonių projektas toks. Aš jam paruošiau maždaug aplinkybės, pagalvojau apie ką, kur reikia eiti, su kuo reikia kalbėtis, taip toliau, jie prašė kaip tik šito ir atvažiavo su tam tikrų planų. Jie turėjo paruoštą medžiagą, turėjo planą paruoštą apie ką jis kalba, ką mes šitą dieną darysim, aną dieną darysim ir taip toliau. Po 3 dienų tą planą šiukšlių dėžę išmetėm, nes jau pastebėjom, kad čia negalima taip jau viską iš anksto paruošti. Ir pradėjom filmuoti be jokio tikro tikslo. Su geros kokybės kamera, ten tas operatorius buvo geras operatorius, jo darbas, dabartinis darbas yra kaip tik kino operatorius. Po visą Lietuvą važiavom, paruošėm nemažai interviu su pažįstamais žmonėm, bet aplamai įdomiausia buvo pokalbiai su žmonėm gatvėse, ir miestuose, ir kaime. Tai ant galo taip gavosi, kad nufilmavom apie 25 valandas. Ten visokių dalykų yra. Kur mes būdavom, ten ir filmuodavom. Aišku, po to, kai grįžom į Paryžius, ką mes su tom 25 valandom darysim dabar, nufilmuotos tiesiog be jokio plano, tai tas montažas labai užtruko. Buvo sunkus montažas, nes grįžom tiek daug informacijos, kad tiesiog nebuvo galima taip lengvai montuoti ir tas pagulėjo taip apie 4-5 metus, kol ta producerė, prancūzė Florence Borelli, nutarė padaryti tą montažą ir atsisėdo jį viena pati ir padarė montažą. Ir išėjo valandą laiko filmą, kuris, mano nuomonė, yra gana įdomus ir labai gerai nureiškia tą anų laikų atmosferą. Aišku, mums būtų labai miela, kad tą filmą daugiau žmonių žiūrėtų, kad Lietuvoje rodytų, sakykime, plačiom audiencijai. Tai būtų mums puiku, būtų labai gerai, nes tas filmas vis vien įdomus, nes tas filmas labai gerai rodo tam tikrą laikotarpį ir jame eina tokios kalbos, kurios dar aktualios. Ir ta visa mąstysena, kuri analizuoja, sakykime, ir diskutuoja apie anų laikų įvykius, ta mąstysena vis vien yra, sakykime, bus ir liks aktuali. Žodžiai. Lietuva 1989. Vilnius Lietuvos sostinė. Tūkstantis 1989 spalis. Sovietų socialistinių respublikų sąjungai priklausanti Pabaltijo Respublika Lietuva gyvena mintimis apie nepriklausomybę, kurios neteko prieš 50 metų. Lietuvoje jau beveik metus tęsiasi laikotarpis visų vadinamas atgimimu. Drąsinami stiprėjančio Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio ir demokratinio perestroikos proceso, lietuviai vis atviriau reiškia savo norą atkurti Lietuvos politinę, tautinę, karinę ir ekonominę nepriklausomybę. Kaip iš vis išsivystė visas mokslas per tą visą laikotarpį? Vilniaus universitetas. Gal galėtum ką nors papasakoti? Suprantama, mokslas pasikeitė. Reiškia, nors galbūt ne tiek mokslas ir apskritai mūsų visas gyvenimas, tiek ir visuomenijos, kultūrinis, politinis. Reiškia, buvo suprantama toks bene esmingiausias dalykas,
reiškia, kad prasidėjo universiteto viso ir apskritai aukštųjų mokyklų deideologizacija, sakyčiau. Mes dabar nusiteikę labai karingai. Čia mes 100 kartų tai apšnekėję, aptarę, bet mums kažkur ir liūdna, nes visą, ką mes iškovosim, tai galbūt bus daugiau ne mums, o ateinančioms kartoms. Bet vis dėlto reikia, kad išaugtų nauja karta. Reiškia, kaip jau minėjo, reiškia, mūsų karta, gal ne visiškai mūsų, bent jau mūsų tėvai tikrai vadinama prarastąją kartą. Reiškia, užaugę, reiškia, auklėti stalininė, brežnevinė dvasia, reiškia, mes jau ragavę atgimimo, bet vis tiek mes esam, kaip grubiai išsireiškiant, reiškia, tos sovietinės sistemos produktai. Dabartinė karta, kuri audinama, jinai audinama, tai pasikeitė vis dėlto, ar tas pasikeitimas dar mūsų labai iš paviršiaus visas tas atgimimas. O viduje tai vargu, ar tos vaikai dar audinami, kur vadovėliai, tai visai dar nėra naujų vadovėlių mokyklose, tos tautinės mokyklos irgi nėra. Jie praktiškai dar dabartinė karta audinama tais senaisiais principais beveik. Tautinės sąmonės atžvilgių, kur kaip dabar mums susiorientuoti, kurioje vietoje tos šaknys buvo nukirstos ir nuo kurios vietos vėl dabar kažkaip tai pradėti save regeneruoti. Suprantat, mokykloje, viduriniai mokykloje, kuriuose yra ir pionierių, ir komjaunimo, ir spaliukų organizacijos, tai ir kai visa veikla, apskritai visa užklasinė veikla orientuota į tą tokią siaurą ideologinę liniją, tai ten, žmonės yra iš prigimties aktyvūs. Buvo taip, pabandos instinktas, reiškia, eiti su minia ir neišsiskirti. Nežinoma, bet kokį išsiskyrimas iš minios, aš tiek mokykloje, tiek ir visuomeniai. Reiškia, jeigu tu per daug galvą iškiši, būk tikras, kad, reiškia, geriausiu atveju gausi antausi, reiškia, arba būsi, vienaip ar kitaip tavo individualybė bus slopinama. Reiškia, tu tik visi tą puikiai žinojo, reiškia, kad tu vienaip ar kitaip, kaip vaizdžiai sakant, būsi represuotas. Gal čia per daug stiprų žodį. Aišku, dabar jau tiek sakoma, reiškia, mes kartais juokaujam, kad dabar jau Amerikos balsui nebėra ką sakyti jau. Jau pas mus viskas pasakyta, kas tik galima pasakyti. Reiškia, jau dabar garsiai sakoma, kad greit jau pavasarį nebus ką valgyti, reiškia, ar ten, kad jau nebebus komunizmo, ar taip toliau, ką tik nori. Tūkstantis 1915 metais Vokietijos okupuota Lietuva 18 vasario 16 paskelbė apie šalies nepriklausomybę. 1939 rugsėjo 23 praėjus mėnesiui po Vokietijos ir SSRS pakto pasirašymo Lietuva patenka į sovietų įtakos zoną. 40 lapkričio mėnesį jo oficialiai tampa viena iš sovietinių respublikų. 44 Liepą po 3 metus trukusios Vokietijos okupacijos į Lietuvą grįžta sovietinis režimas, paženklintas prievarta ir masiniais trėmimais. Sakykime, buvo tauta ir prieš tą tautą pradėjus kažkokią tai kovą, reikėjo pirmiausia sunaikinti jos mąstančiai sluoksnį. Reiškia, tos tautos mąstantis sluoksnis koks buvo? Aišku, valdininkija visa, antras dalykas švietimo sistema visa ir trečias dalykas patys darbingiausi, nagingiausi žmonės. Reiškia, jeigu šitą sunaikinti, pasilieka lyg tai tokie, mes nesakom, kad jie antrarūšiai žmonės ar kažkas tai, bet tie, katrie be didesnės iniciatyvos. Ir pastoviai, jeigu 50 metų naikinant ir naikinant šitaip visą laiką iškylančius kažkokius tai žmonės, katrie turi kitokią nuomonę, tauta niveliuoja ir jau labai mums sunku tada atsispirti tam visam. Mes neturime į ką atsiremti, mes neturime neturėjome, praradome, kaip sakant, net nežinojome. Tai, kas buvo, sakykime, buržuaziniai Lietuvoje, kaip ją taip nori pavadinti. Mes nežinojom nei filosofų, nei mokslininkų, nei dailininkų, nieko. Mums buvo viskas uždrausta. Mes nežinojom savo rašytojų. Mums buvo rašytojai tik tie, katrie buvo leidžiami, katrie prie šito dabartinės santvarkos iškylo, katrie ją palaikė. Ir istorija rašyti darbos atitinkamai nušviečiami. Lietuvos istorija buvo tendencingai nušviečiama.
Ir įsivaizduojate taip, kad pas mus pasidarė tokia padėtis, kad nežinau, dar kiek reikėjo metų ir mes būtume su tuo susitaikę. Ir dabar, kaip sakant, tas visos perestroikos, kaip ją vadina, galimybės mums sudarė tas sąlygas, kad mes staigiai pajutom, kad mes tikrai galim atsigauti. Mes atsigręžėm į savo praeitį. Ir tik atsigręžę mes į savo praeitį pamatėm, Dieve tu mano, ką mes buvom pasiekę. Tai mes per 50 metų net dabar negalim pagalvoti, ką mūsų buvo mokslininkai pasiekę. Ir ką jie būtų pasiekę, jeigu nebūtų jie sužlugdyti, išsinaikinti. Vieni, sakykime, didžioji tautos, kaip sakant, visas mūsų perlas tautos, vienas atsidūrė vakaruose, nes jie žinojo, kad jie bus sunaikinti. O kiti buvo atsidūrę Sibire. Tarybų sąjunga pirmiausia eksperimentuoja, o paskiau galvoja. O protingai mąstančiai, kaip sakyti, tautai, tai pirmiausia reikia galvoti, sugalvoti kažką, tai paskiau padaryti eksperimentą. Bet jau protinga. O čia yra pridaryta tiek daug klaidų, kad mums atsibodo tas klaidas taisyti. Kažkieno tai eksperimentus, kaip su gyvais triušiais, čia milijonas Rusijai, tas gal buvo, ne, va, kaip sakė, apie badą. Padarė kolektyvizaciją, kilo badas, išmirė milijonai žmonių. Lietuva neturi tokių resursų, kad tokiais eksperimentais atlikinėti. Taip, kad Lietuvai reikia atsiskirti pirmiausia todėl, kad mes galėtumėm patys spręsti savo klausimus ramiai, apgalvotai, be niekieno iš šalies ir savo eksperimentus daryti, bet jau tokios, kurie vestų į teigiamą rezultatą, bet ne į neigiamą. Oi gerai apgalvodavo iš anksto, oi gerai. Iš anksto dar prieš tai, prieš Ribbentropo ir Molotovo paktą jau buvo sudarytos sąmatos karinėms bazėms Lietuvoje. Komunistų partija visą laiką skelbė, kad ji yra už masinį terorą ir šitai vykdė. Tai rašė spaudoje slaptoje buvo. Aš esu komunistų partijos narys nuo 1930 metų. Be jokios partinės bausmės drįstu pareikšti tai, tegul man dabar čia pasako, kas nori, Brazauskas ar kas, aš pasakysiu, kaip yra. O matot, nėra žodžio kalbėti, neužtenka. Aš su žmogum, kuris prieš tai kalbėjo, nenorėčiau sutikti, kad Tarybų sąjungoje eksperimentuojama. Ten, gerbėmėjai, neeksperimentuojama. Čia seniai numatytas visa taktika, kaip reikia sunaikinti tautas. Ir jūs tik pasiskaitykite dabar Solženicyną. Ten gražiausiai išdėstyta. Tai, ką mes esam pajutę, jis gražiausiai žmogus išdėstė. Tai yra gražiausiai padaryti planai ir tie planai vykdomi nuo pat revoliucijos metų. Nuo pat revoliucijos, kaip atsirado revoliucija ir taip. Visi tie, sakykime, kolektyvizacijos planai ir taip toliau, tai čiagi ne eksperimentas. Čia buvo specialiai sudaryti sąlygas, bado sąlygas, kad tos atitinkamosios sąlygose ta ar kita tauta būtų išnyktų. Kai gamtoje išnyksta kokia nors gyvių rūšis, tai raudonojo knygo antraukia. Nes jie neturi galutinio varianto jam. Reiškia, čia yra eksperimentas. Nu čia gali eksperimentai. Bet visi pagrindiniai jie yra politiniai, taip, viskas suplanuota, bet ekonomikoje, tai pas juos nėra tokios tikros geros koncepcijos, jie nuolat kažkur tai puldinėja ekonomikoje. Jie neturi tikro varianto, jie atsisako kapitalistinių klasikinių dėsnių, o socialistiniai dėsniai neveikia. Ir bando kažką tai apvilkti naujais rūbais ir jiem vėl nieks nebeišeina. Už tai ir ta perestroika irgi yra eksperimentas tik tai. Lietuvos gyventojai plačiai palaiko 1988 birželio mėnesį įkurto ir Vytauto Landsbergio vadovaujamo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio idėjas. 88 kovo mėnesį vyksta rinkimai į SSRS liaudės deputatų suvažiavimą Maskvoje. Sąjūdžio atstovai rinkimus laimė triuškinamą balsų daugumą. Jie tikisi, kad po 90-ųjų vasario mėnesio rinkimų Lietuvoje pavyks suformuoti savo vyriausybę. Savo ruoštų demokratinės idėjas remiantys komunistai, siekdami populiarumo ir pergalės būsimuose rinkimuose, reikalauja Lietuvos komunistų partijos savarankiškumo. Mano nuomonė asmeninė, mano ir mano draugų, pavyzdžiui, tai komunistai perspektyvos neturi jokios. Absoliučiai, ne vienas komunistas. Vengrijoje, kaip Vengrijoje, pakeis jeigu pavadinimą.
partijos. Tai jau pakeitė. Tada, ne, aš turiu minį Lietuvoje, jeigu pakeis pavadinimą kažkada tai, po metų, po 2. Gorbačiovas galvoja, kad čia labai ilgai užtruks tas balius. Jis labai greit pasibaigs. Čia taip atrodo, kad 5 metam, 10, čia niekas nesiruošia laukti. Ir neturės vėl ką pasiūlyti po kažkiek tai metų. Čia Gorbačiovas blaškosi. Reiškia, iš pradžių mes reikalaujam Gorbačiovas, ne, čia ne. Mes savo dar ko nors reikalaujam daugiau. Gorbačiovas, ne, geriau imkite aną, o to naujo nereikalaukit. Paskui vėl, taip ir taip. Nu tai taip toliau, ekonominis savarankiškumo. Ne, jokio ekonominis savarankiškumo. Dabar armiją išvesti, ne, geriau imkit ekonominis savarankiškumo, bet armijos neišveskit. Taip toliau, žingsnis po žingsnio, bet ne taip, kad ten step by step, reiškia, mažai žingsneliais. Kas čia vienas kalbu, tai tegu visi tą patį mano čia. Čia dabar visi moka kalbėti. Pilni kampai stalinistų ir labai sunku yra kovoti. Išeitis turėtų daugiau, sąjūdis kažką tai daryti. Taipgi ilgiau negalim kentėti. Sąjūdis kažkodėl baigia nuleisti rankas. Ko jis bijo, ar jis pavargo. Labai negerai jis padarė, užvedė ant kelio, o dabar jau stabdo. Sąjūdis negalima sakyti sąjūdis. Sąjūdis yra plačiaja prasme, yra siauraja prasme. Plačiaja prasme tai visa tauta pakilo į tam tikrą kovą, o siauraja tai sąjūdis tai kaip organizacija. Su tam tikrų, reiškia, apibrėžtų skaičiumi žmonių ir viską. Bet tauta dabar tokiai padėti, kad jinai dabar nesiruošia nusileisti. Vytautas Landsbergis, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pirmininkas. Teikia savo pasiūlymus įstatyminius. Sąjūdis turi iniciatyvų, dažnai daugiau negu valdantis aparatas. Ir be to sąjūdis, matydamas aparato tam tikrą ribotumą arba anksčiau, o kai kada ir dabar tokios stagnacijos požymis, sąjūdis kritikuoja, reikalauja ir tai jau yra nebenutildoma, nebeužčiaupiama ir ne pavienių žmonių kritika, o didelės politinės jėgos lūpomis tariama kritika, su kuria reikia skaitytis. Tuo būdu sąjūdis yra labai dinamizuojantis Lietuvos gyvenimą veiksnys. Gediminas Kirkilas, LKP centro komitetas. Priklausys nuo pačios partijos. Kiek jinai turės savį jėgų atsikrikštyti, taip sakant, nuo stalinizmo, atsinaujinti, pakeisti vertybinės nuostatas, vertybinės orientacijas, nuo to daug kas priklausys. Mūsų dažnai kritikuoja, mūsų oponentai iš partijos, aš turiu minį, konservatyvioje partijos pusėje, sako, kad jūs klausotės tik tai sąjūdžio ir eina paskui sąjūdį. Tai yra netiesa. Mes ne sąjūdžio klausomės, mes klausomės, ką sako lietuvių tauta. Aišku, lietuvių tauta didelė dalim palaiko sąjūdį. Čia sutampa šitie dalykai. Todėl galbūt kai kam paviršutiniškai žiūrint atrodo, kad tai yra sąjūdžio diktatas. Sąjūdis galbūt iš dalies iš tikrųjų, ne iš dalies, o iš tikrųjų išreiškia lietuvių tautos lūkesčius. Be abejo, čia jų stiprybė yra. Ir ta prasme tai, bet mano akim žiūrint santykis sudėtingesnis yra. Ir tie, kurie pergyveno tą tokį didžiulį kritikos antplūdį, gana dramatišką, tie komunistai supranta, kad būtent šitą kritiką, čia yra galbūt ir toks paradoksas, kad būtent šitą sąjūdžio kritiką labai privertė partiją mobilizuotis, atsinaujinti iš esmės, atėjo daug jaunimo, jaunų kadrų visiškai kitokių, praktiškai intelektualų, nesenų tipo funkcionierių, kurie iš esmės sustiprino partiją. Nu, jūs turbūt žinot, kad pačiam Gorbačiovui labai trukdoma visokiais būdais. Nu, aš nekalbu apie jo vidinę opoziciją politbiure. Pati situacija ekonominė, socialinė labai sudėtinga šalyje. O aš neseniai buvau Maskvoje, tai teko tiesiog bendrauti su paprastai žmonėms, partinės organizacijos mus pakvietė. Ten labai neigiamas požiūris į Pabaltį, teko kokias 3 valandas paprakaituot, pasiginčyti ir rodyti, kad mes jokie ne priešai. Suprantat, mes negalim išeiti kaip priešai. Vat kur yra problemas esmė. Mes turim įrodyti, kad mes liekam draugingi Tarybų sąjungai. Ir čia yra vienas iš esminių tokių momentų. Mums sunkiai vyksta dialogas su valdžia Maskvoje ir šiuo metu, kur yra svarstomi įstatymai, kurie liečia Lietuvos savarankiškumą. Ten yra nelengvas dialogas. Lietuvoje reformų judėjimas nuėjo gana toli ir siekia dar toliau. Ir čia mentalitetai išsiskiria labai smarkiai.
vienas dalykas, reiškia. Kada minia žengia vieną pusę, ant šalygatvių nebus kam pastovėti ir pasakyti, kad karalius nori jūsų kalbą. Bet šluota per laužą surišta sunkiau kaip pavieniai. Visiškai teisingai. Mes galim eiti įvairūs, ko labiausiai bijo unitarinės valstybės. Įvairūs savo mintyse, įvairūs savo darbuose. Bet viena linkme, suprantat? O kur šuo patas, ko jie labiausiai bijo? Jie deklaruoja vienybę, bet vienybę supranta kaip uzurpavimą valdžios. Pažiūrėkit, ir sąjūdė šitas pradeda ryškėti tendencijas jau paimti valdžią. Paimti cenzūrą, paimti valdžią, paimti, reiškia, tu kitos nuomonės negali turėti, kadangi tu sąjūdžio narys. Jie vienmano. Aš dėl to jokiai partijai nepriklausau ir nepriklausysiu. Jokiai partijai. Žmogus turi laisvę savo vidinę nuostatą. Vienas įteipti savo vidinę laisvę. Taip, baimė išvalyti, vergą užmušti. O po to tik tai jo. O tada mūsų tokia visuma ir bus ta esama, norima, ta šluota, kaip jūs sakėte. Ot kur. Tautinė Lietuvos gyventojų sudėtis. 80% lietuvių, 9% rusų, 7% lenkų, 4% baltarusių ir ukrainiečių. Lietuvoje gyvenančių lenkų skaičių lėmė Lenkų kariuomenės vykdyta Vilniaus rajono okupacija 1919–39 metais. Matote, jeigu dabar rusai, daleiskim, okupuotų ar, galbūt ir pasiprašytų Ameriką, ten Anglija, Prancūzija, visos tokios valstybės pasiturinčios, kapitalistai, kaip vadinasi, ir eitų rusai į tas kapitalistinės šalis. Aš jums garantuoju, už metų, maksimum už 3 metų būtų badas tas pats kaip ir pas mus Lietuvoje ir visose kitose respublikose, kaip ir Rusai. Tas būtų ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir Prancūzijoje, pačiose turtingiausiose valstybėse. Rusai tą padarytų. Jau, aš sakau, viešpatie Dievą, genocidas čia yra. Rusiškas genocidas yra baisusis. Ne visi rusai, bet 80% rusų yra genocidas. Jie yra staliniečiai, jie ir dabar daug kas sako. Žalko, gaila, kad nusiėmė Gorbačiovas Stalino pirštinės. Dar būtų su jum pakovoję. Jums tik tai į Laptevo jūrą. Tikrai jie mums taip sako. Tikrai. Sakė, kad dabar ne traukiniais vežtumėm, bet, sako, pėsčius varytumėm į Laptevo jūrą. Taip sakė. Ne visi. Rusai baisiai žiaurūs tie visi yra. Tikrai. Šovinistai. Jie niekada nedirbo. Jūs paskaitykite istoriją, caro laikų istoriją. Vyrai sėdėjo ant pečiaus ir nieko nedirbo. Ten bobutės moterys, jeigu ką nors dirbo. Ar žemė ten ir vis. Azija tokie įpročiai. Vyrai nieko nedirba, tik moteris dirba. A vyrai taip savo geria arbatą, ten jie filosofuoja. Tai jie yra iš Azijos pas juos dar tas atėjus, jie geziatų tauta yra. Ką padarė bolševizmas Rusijai, kokią žalą padarė visai tautai. Jie supranta, kad tai yra nedaug tokių žmonių. O daugumo jiems svarbu, kad bolševizmas jiems suteikia galimybę išlaikyti tą senąją Rusų imperiją. O dėl to visi rusai ir garbina šitą stalinizmą, kad jis padėjo pagrindų kitos, reiškia, pagrindų kitos, pagal kitą, reiškia, tokią psichologiją, pagal kitą ideologiją, sukurti tokią valstybę, kuri galėtų vėl išlaikyti tas carinės užgrobtas žemės. Todėl, kad matė, kad imperializmas baigėsi po ano karo ir visas imperializmas žlunga, tai kita pasiėmė kitą ideologiją, ta kita ideologija, kitos ideologijos pagrindo, atseit lyg tai čia proletariatai jie laisvina kažkokį proletariatą aplinkinių šalių ir grobti šitą šalis, kad išlaikyti šitą didžiulę buvusią Rusų imperiją. Ir Rusai šitą linkę daug ko atleisti šitai valdžiai, vardant to, kad jį išlaiko šitą didžiulę imperiją. Todėl, kad Rusas yra imperialistas, jis nusigėręs, jis kvailys, bet jis yra imperialistas. Tai ir kaip jūs manot, šitos problemos galima išspręsti? Ir visko bus. Atsiskyrimų. Aš kalbu apie tautybių Jie išspręšė savaime. Jeigu Lietuva atsiskirs, vietiniai mūsų rusai nustos jausti save šeimininkais. Ir elgsis kaip normalų žmonės ir nieks jų iš Lietuvos nevarys. Jie bus kaip normalūs Lietuvos piliečiai, kurie neturi imperialistinių pretenzijų, kurie nenori lietuvių valdyti.
bet yra solidarūs Lietuvos Respublikos, būsimosios laisvos Lietuvos Respublikos piliečiai ir jie bus geriausi piliečiai. Niekas jų neįžeidinės, niekas nesakys, kad tu rusas, todėl kad jie nesakys, man kelis kartus yra pasakę, не можешь ли говорить на человеческом языке. Negali tu kalbėti žmoniško kalba, kad aš pradėjau su jo kalbėti lietuviškai. Gimiau čia, pavyzdžiui, Vilniui, visą gyvenimą pragyvenimą, nieko tokia nejaučiu. Ir dirbu kartu ir su lenkais, ir su lietuviais, ir su rusais. Man aišku, būna, bet tai daugiausia kvaili žmonės, be jokio intelekto, be nieko. O tai biškutį protingesnis ir turi nors biškutį intelekto žmogus niekada nedarys problemos iš tų santykių. Už ką, pavyzdžiui, mane išvarys iš Lietuvos, aš čia gyvenau visą gyvenimą. Gerai, ir nurlė, tegul dabar pasidarė kalba lietuviškai valstybininką. Koks skirtumas, kaip man kalbėti? Aš vienodai man rodo ir rusiškai, ir lietuviškai. Aišku, ten dėl technikinių klausimų, dėl darbo man bus biškutį sunkiau, bet brėžiniai visur vienodi, tik tai gal ten pastabos tos parašytas lietuviškai, rusiškai, angliškai. Man atrodo, reikia daug metų, pirmiausia. O dėl ko? Dėl ko, kad dabar atėjo toks laikas. Kaip jums pasakyti, lengviau, kad man būtų. Man, kad lengviau sakyti. Atėjo toks laikas, kad gali žmonės gauti laisvę, bet pačių jų vidutinį kultūrą ir tas gyvenimas, kuris buvo prieš tą, dar, kaip pasakyti, nesazrėlį iš jų liūdyti tai žaisti. Aš rusiškai nelabai, matot, aš su lietuvių kilmės, bet aš nelabai, kaip aš galiu pasakyti jums lietuviškai. Žmonės dar dvasiniai neišaugo, kad viskas, kad nebūtų problemų tarp tų santykių. Kokioje Lietuvoje jūs norėtumėte gyventi? Aš galvoju, kad nepriklausomoj. Tokia. Juk Lenkai pas mus 19 metų išbuvo okupuoti, juk mes buvom tai okupuoti Lenkų. Ir jie pasisavė, kad jie šeimininkai, mums pavardės keitė. Mano, daleiskim, pavardė labai lietuviška ir šventa pavardė. Verbaitis yra tikrai lietuviška. Aš buvau Vežbicki. O paskiau, kai pasikeitė, vėl mano pavardė atkeitė tėvelio. Tai jie mūsų kaimą visur tenai lenkino. Ir čia daug labai sulenkė, kalba draudė lietuviškai, tikrai tai buvo. Tai nuo Jogailos laikų, kada karalius paėmė Lenkijos karalaitį, Jadvygą, prašau, ir pradėjo Lenkiją. Prašau, mes į Lenkiją jokių pretenzijų neturim, mes niekad neokupavom ir nelindom ir viską. Kodėl turi kiekvienas į tą Lietuvą, tą mažą žemelę, lopinėlį? Visi lenda, visi kiršina ir mano Lietuva, moja Litva. Mojo Litva, mano Lietuva, aš nežinau, maro rodina, aš nežinau, kaip čia taip galima, Dieve. Kodėl mūsų lietuviai gyveno, gyvena lietuviai mūsų ir Amerikoje, ir Kanadoje, ir Prancūzijoje, ir kitur. Nei vienas lietuvis nesako, kad čia mano Amerikoje, kad čia mano Kanada, gražiai viską kalbasi. Nežinau, aš tai negirdėjau, kad lietuviai būtų kažkur tai išeiviai būtų, kad čia mano Lietuva, lietuviška valstybinė kalba. Nėra. Man atrodo, nėra. Pasakymas yra labai įdomus. Labai įdomus pasakymas, kaip anekdotas čia yra. Lenkas yra ne tautybė, bet specialybė. Mes su negyvenam. Tai ir gyvenkit, rusai, jūsų nieks nevaro. Mes jūsų nevaro. Čia ne pirmą kartą, seniai jūsų nieks nevaro iš Lietuvos. Kas jūs varo? Kas jūs varo, sakyk, iš Lietuvos? Kas jūs varo? Oi, taip negražu. Kas tave varo iš Lietuvos? Kas tave varo iš Lietuvos? Nevaro, tai ko tu nori? Ką, mes neturim teisės sakyti? Mes jos nevaro. Kas jūs varo? Kas jūs varo? Lietuva taip pat mūsų čia. Ir gerai. Ir būt ir džiaugi savo tėvynę. O jūs galima kalbėti, o mūsų tik Lenkai ir Rusai, tik tylėti ir viskas.
Visi gyvena, tu tai kalbėti mums tai nereikia. Ar buvo atvejis, kad išeikit iš Lietuvos? Ar buvo šitaip? Nebuvo. Ir niekas negrasė. Kaip tik mes pasakysim, irgi mūsų Lietuva. O kas jums sako? Pradėsite. Tai prašau, O kada ant jūsų kas puolė? Ne, mes labai norim gyventi Lietuvoje. Prašom. Ir man labai gerai, mes pripratėm. Viską yra, miestas gražus. Kas varo? Niekas nevaro mūsų. Čia labai gerai, labai gerai. Tai kam jūs jedinstvo kūrėt? Kam jedinstvo kūrėt? Prie ko čia jedinstvo? Jedinstvo Ne visi ten jedinstvoje priklauso. Čia gyvenam mūsų vaikai. Mes kalbam apie pietus, kur tokie atsiranda. Bet kaip jie atsiranda? Ką mes jūs išlaisvinom, mes čia valdom. Apie pietus kalbam, apie Ameriką. Apie tokius, kad kai stato armijai Krajovai paminklus Vilniaus krašte, tai lietuviam turbūt nelabai malonu. Čia jūsų reikalas. Mūsų reikalas. Bet taip pat tik armija Krajova, ką yra Lietuvai gero davus. Pažiūrėkit šitą. Ką ta Krajovo armija darė? Kaip skerdė lietuvius? Atėjus į Lietuvą. Ne kitas. Čia viskas tas pats. Prašom išvažiuoti. O kas pasakė? O kas jis varo? Niekas nevaro. Gerai, reikia žmoniškai. Reikia būti žmogui. Juk žinokit, kad jeigu mes... Pavyzdžiui, mano dukra mokosi pedagoginė institutė lietuvių kalba. Labai malonu. Mes norim čia gyventi. Pas mane iš Rusijos atvažiuoja žmonės. Jis sako, jūs gyvenate kaip Amerikoje. O, ačiū Dievui. Iki Amerikos, brangioji. Iki Amerikos. Sniečkaus miestas buvo įkurtas 1977-aisiais, valdant Brežnevui ir siekiant apgyvendinti rusų imigrantus Ignalinos rajone, kur sovietai statė vieną didžiausių SSRS atominių elektrinių. Šio miesto gyventojai beveik visi buvo rusai. Aš vietinė, gyvenu čia jau 12 metų. Palyginti su tuo, kai buvo anksčiau, dabar viskas eina tik blogyn. Jūs matėt, kaip čia viskas buvo statoma? Taip. O kokia jūsų nuomonė nacionalinių klausimų? Anksčiau viskas buvo gerai ir ramu. Lenkai, rusai, lietuviai, visi jie atvyko čia statyti miesto, kartu ir draugiškai. O paskui pasidarėm nebereikalingi. Kodėl, kaip jums atrodo? Jie nori atimti miestą, padaryti jį lietuvišką ir visus mus iškraustyti. Kaip manote, ar tai būtina? Nežinau. Mes statėme šį miestą savo, o dabar jį atima. Mano nuomonė, lietuvių tauta turi teisę gyventi savo šalyje, jei ji to nori. Ir kaip žiūrite į visiškos nepriklausomybės siekį? Lietuvai nenaudinga tapti nepriklausoma. Aš manau, kad čia jos pačios reikalas. Ne mums spręsti, gerai tai ar blogai. Jie patys turi pasirinkti. Bet rusams reikės iš čia išvažiuoti. Aš galiu išvažiuoti nors ir rytoj. Jūs kariškis, valstybės tarnautojas. Jums bus suteiktos visos teisės, o paprasti darbininkai bus priversti viską palikti. Kodėl? Jie gali gyventi čia. Jūs turbūt esate lietuvis. Ne, aš baltarusis. Jei Lietuva atgaus nepriklausomybę, čia pradės važiuoti ir kurtis lietuviai. Jie gaus paramą. Ir išvažiuojantys rusai privalo gauti kompensacijas. Žinoma, parama visiems reikalinga. Bet juk lietuviai nekalti dėl tokios padėties.
Mes per toli nuėjom. Leidomės į kvailas kalbas. Mano nuomonė, turi būti atlyginta už tai, kokią naudą tie žmonės atnešė šiai žemei. Jie prisidėjo savo darbu, aukojo sveikatą. Ir tie, kurie išvažiuos, privalės gauti kompensaciją. Tie, kurie liks, negaus nieko. Reikia viską apskaičiuoti. Tie, kurie turės išvykti, neturi išvažiuoti iš čia nuogi. Jokių būdų. Tada išeina, kad Lietuvos vyriausybė turės mokėti 2 kartus. Už rusų išvažiavimą ir lietuvių parvykimą. Ariams atvykstančius čia Lietuvos vyriausybės reikalas. Bet jie privalo pasirūpinti visais tais, kurie čia dirbo. Galite sakyti, kad Lietuva nevertė jų čia atsikraustyti, bet tada buvo kiti laikai. Mano nuomonė, kompensaciją turi mokėti centras, tai yra Maskva. Nes už tokią padėtį atsakinga ji pati. Septyniasdešimtosios spalio revoliucijos metinės. Lietuviai privalo tarnauti Raudonojoje armijoje, dažniausiai už kelių tūkstančių kilometrų nuo namų. Vis dažniau pasigirsta viešų pasipiktinimų ir protestų dėl prievartos ir persekiojimo patiriamo Pabaltijos šalių šauktinių. Kas lietuviai, tai dabar jau neskaito, viskas jau. Ten buržuazijos, viskas. Seržantas Mairi. Klasėje tokioj buvo padėti plakatai, kuo komunistinė partija skiriasi nuo buržuazinės. Pridėjau pirštą ant komunistinį, sako, šitą pripažįsti. Aš tyliu. Pridėjau prie buržuazinio, sako, šitą pripažįsti. Jau sakau. Tai sako, tai что, совсем отделился уже. Немец ten. Nu, fašistai jau lietuviai, tai viskas. Nu ir dabar aš kiek girdėjau, pavyzdžiui, pas mus kariškiai iš Pabaltijo, ypatingai, tai jie yra vadinami fašistais, lietovskom mordom, reiškia,
Ir jie sako, kad jie yra nežmonės, reiškia. Jie, suprantat, sako, kad jie nežmonės, nesvarbu, kaip jau ten yra, reiškia, mes pabaltiečiai, reiškia, kad mes neturim jokios teisės reikalauti ir, reiškia, mums sakė, kad net ginklą nepatekė į sargybą, netgi neleidžia žmogaus, kariškių to eit. Jis jaučiasi save labai nuskriaustas. Ir jis neturi jokių žodžių. Jeigu jis ką nors pradeda kalbėti, jį pradeda mušt per veidą, spardyti kojom ir visi suspardė viską, tu iš Pabaltijų, čia Pabaltijys, reiškia, lietuviai yra fašistai. Mes, atskaitau, aš nesu jokia fašistė. Mano tėvas irgi nėra buvęs fašistas. Aš gyvenu savo tėvynę gyvenu, aš, pavyzdžiui, nesiruošiu, kam tai blogo daryti, man nemaišo, pavyzdžiui, niekas. Ir aš neskaityčiau, kad man baisiai skaudu yra, kad mano sūnus tarnaus kariuomenėje. Ir, pavyzdžiui, mano sūnų vadys fašistų, kuris iš vis nematęs yra to fašistų. Jeigu nors vieno didelio valdžios vyro sūnų va taip parvežtų, tokiam metaliniam, geležiniam tam karste, nors vieną va taip, sudorota, nuniokota, supjaustyta, ir jis negalėtų matyti jo, ir va taip, tai man atrodo tikrai spręstų tą klausimą kuo greičiau. Bet kadangi mūsų valdžios vyrai va tarnauna sūnus ten namuose, va nereikia ieškoti Respubliko didžiausių vyrų mūsų valdžios, jie tarnauja Vilniui. Jis guli miega namuose, jam negresia joks pavojus. Man atrodo, jis spręstų greičiau tas klausimas. Bet kada jų neliečia tas klausimas, tai kad ten parveš eilinį kareivuką, kaip sakė, jų yra planas. Kaip jie sako, taip, jų yra planas, va tiek tai žūt armijoje. Juk čia ne karas. Tai, man atrodo, jis spręstų greitai. Bet kada tik tai eilinių žmonių, va jisai, va kitą žusa, kas jiems? Jiems tai kas? Mesgi turim šeimo tokį pavyzdį, mes turim, tai mes labai gerai žinom. Vienintelė išeitis tai būtent yra šio šaukimo boikotas ir kitų. Kadangi vien tik tais ir valdžia savo ruoštų pradėjo reaguoti šitas problemas tik dėka to, kad didelė dalis jaunimo padėjo karinius bilietus. Kitaip nebūtų valdžios reakcijos jokios į tai. Ir manau, jeigu padarytų didžioji dalis jaunimo, padėtų savo karinius bilietus, nebūtų prieš juos represijų. Nes kol kas valdžia yra nusiteikusi vaidinti demokratiją ir jai tas būtų didžiulė kliūtis. Mes esam tarnavę ir nenorim, kad kažkas eitų į tą pačią vietą, kur mes tarnavom. Mes tarnavom už 1000 kilometrų ir šitą mes nenorim. O kaip tenai buvo? Nu kaip, tai yra... Kariuomenė yra viskas blogiausia, kas yra mūsų šaly surinkta, ne mūsų šalia, būtent sąjunga. Viskas blogiausia yra tenai susikoncentravę. Aš tarnau čia Kaliningrado srity, Dolgorukovo, čia prie Stručio, čia Prūsijai. Tai ten pas mus lietuvis irgi, kaip Sakalauskas buvo, irgi iššaudė 6 karaulę. Ir jis buvo nuteistas, mirties bausmė, 82 metais. Dolgorukovo, irgi tas pats atvejas, kaip ir Leningradė, Sakalauskas, lietuvis, irgi šaudė praporišką nušovė ir 3. Jis jau neištvėrė psichologiškai, nes ten, po metų ten žvėrės, ir pats paskui nacijas, ukrainiečius mušė, gruzinus, tarp nacijų, Pabaltį savo, gruzinai savo, Ukraina savo. Ir ten jeigu karas, tai... Ar tu ten ką nors gerą išmokai? Ką? Ar ten ką nors gerą išmokai? Keiktis, muštis, gerti. Daugiau nieko. Daugiau nieko. Tikrai armijai nieko negalima gerą išmokti, tik blogą. Как у вас здесь дела? Palangos rajonas, Baltijos jūros pakrantė.
Į pajūrį čia negalim prieiti, ką tu prieisi. Turi važiuoti netoli Palangos, tada tai gali prieiti. Iki pat Karklės čia uždrausti zoną vaikščių. Kad nebūtų formalo išleidimo. Čia žada iškeiti, aš nežinau, bet jiems pasiseks ar nepasiseks. Bet čia reiškia, visi nepatenkinti čia yra... Ne. Kaip tu gali būti patenkinti, jeigu tu negali kiekvieną dieną lėktuvą įskraido čia ir šaudo kiekvieną dieną. Dabar tie lokatoriai vis televizoriui trukdo. Neįmanom pažiūrėti televizorių, tai dorai. Dažnai ateina kareiviai valgydami prašpraština. Ateina kareiviai šitą iš čia ir vieną kartą, čia mane bravo prie mūsų trobus, manevras čia prie mūsų trobus. Ir atėjo tiesiog jaudas daunas praš, sakas, man 3-4 dienas nevalgy. I praš ir nebebuvo tos daunas teik, mes daunas nekepam savo, nešam iš Palangą, kortą teik prineši, aplinko pelną visi į daunas, į tuos praš. Ateina toks kareivis ir liuba ateit, visą laiką pasivalgyti. Turėsim, tu padėsim žmogų, ku darysi. Daugai pabėg, daug kareiviai pabėg, iš tokiai keiška, daug, jie su šautuvas pabėg. Ateina iškuoti šį kariškį kareivę su mašinom, daug iš kariuomenės čia pabėgęs. Atradom nesinę drabužius čia, milicininkai drabužius. Nusimetė su drabužius ir pabėgė. Su koruns buvo, kas nužen. Ateina, atvažiavo čia klaus, vis tik kariškė, kur tas kareivis yra. Aš sakau, ko žinau, sakau, juk tvarta visą dar viskas, gal kons kur gal parnokti, ne, und lips un šeina, ar ko aš galiu žinoti, ar aš galiu lysti, bet išeiškai, bet mums nieko kas. Sunkiai padėtis ir sunkiai labai. O su darbu kolūkiai dabar lengviau negu anksčiau, pavyzdžiui, anksčiau jūs galėjote, ir čia pačioj sodyboje, anksčiau jūs galėjote gyvulius turėti, ar... Gyvulius turėjom. Turėjom tik tą vieną karvį, veršį, ir daugiau negalėjom turėti, buvo sunkiau, neleidė tik daug gyvulių laikyti. O dabar turėjom, dabar daug gyvulių galim laikyti, kiek norėjom. O kolūkis tai padeda, pavyzdžiui, apsisodinti technikos ar parūpina, ar čia viskas? Technika daug, bet tai sunkia, kad turi lakstyti dainų iš dainas, kol gauni. Jie ateina šeiną laiks vežti, o jie smarinu pjauti už šeiną, neįmanoma. Lakstom į visas pusės. Čia jau atvažiavo traktorius pjauti vienam. Jau 100 to užpakalį jau atbėg. Jau tas lauk, tą patį parvežti. Atlyginimus mažus. Mažus atlyginimus. 50 gavau 6 rublius per mėnesį sargyboje. Ir dirbat, ir reiškia, kas naktį būdit? Kas antrą naktį. Kas antrą? No. Kas antrą naktį. No. Ne, dabar buvo 2 sarga. Gavau abot po 56 rublius. Vieną naktį aš didžiarau, antrą naktį ons didžiarau. Tada tas išėjo į pensiją, aš palikau vieną. Aš dabar išeinu nuo 8 iki naktys 12. Ir vyrą leidį laisvas. Ir tada gaunu už 3 mėnesius po 300. Alga maža. Bet kožną vakarą reikia eiti. Prie namų tų galvėjų. Bet jau kožną vakarą, išskyrus kožną vakarėlį, šeštadienis, sekmadienis, visą metą. Visą metą. Nuo 8 iki 12. Utenos rajonas, Lietuvos šiaurės vakarai. Dirbot kolūkyje? Kaip? Išdirbo 32 metų, dabar nebedirbo. Šiemet dar visiems davam burokų visų laikų. Jau vadina, sklepelių normas panašias buvo. Tai, bet šiemet man aki
didelis spaudimas vienoj, va šitoje akį. Aš pasilinkus negaliu labai dirbti daug. Šiemet tai nebejamiu burokų, tai linksniuoja kiekvienam žingsnį, kad turi 2 karves ir nedirbt. Kaip namie dirba, kolūkį ne jau šiemet. Taip išdirbau 32 metų. O buvo sunku tenai? Ką? Ten sunkus darbas kolūkyje. Nekalbėk, jeigu namie tas pats ir išeini tas pats, dirbi, tai kokias sąlygas? Ai, Dieve, dirbi kaip, pas mus toks požadis, ir tegul girdi visi, dirbi kaip juodas jautis. Tai čia senelių patarlė. Dėl to neduoda pripažįsta, va kur dabartinis ateinat pirmininkas pas mus dirbs dabar. Tai pripažįsta, jeigu žmogus neturi, tai eis kaukozan dirbti, a jeigu anas turi, tai neina tada kaukozan dirbti. Taip jie durnai vajų, kur biški truka. Jeigu jie gudriai galvoja, tai nesvaru, aš dabar va taip, išeriu karvis. Tai iš kolūkio nieka visus, va pakrūmės visur, kur kolūkio nei mašiną preispjauti, nei niekas nepreispjauti. Aš nuskapoju su dalgelė ir išeriu 2 karvis. Tai nuostalę tėvynę neturi. Aš nenoriu čia istorijas. Vladas Čiapas, Tauragnų kolūkio pirmininkas. Viskas yra žinoma, kodėl tas atsitiko, urbanizacija, taip toliau, čia miestų statyba ir kaimo žlugdymas sąmoningas. Jis buvo vykdomas sąmoningai žlugdymas. Jaunimas, kaip jis jaunimas galėjo, iš tėvų atėmėm žemę, iš tėvų atėmėm pastatus, iš tėvų atėmėm gyvulius, atėmėm padargus, dar kurios stipresnius išvežėm į Sibirą, naikinam, kokiom tik turėjom priemonėm. Ekonominiam, moraliniam, psichologiniam. Tie, kurie ir prievartą varėm į kolūkius. Prievartą. Nepaaiškindami žmonėm, kad tas kolektyvinis darbas, daleiskim, vieną akmenį vienas keliu, bet tą akmenį kelkim 4, bus lengviau. Kad ir ironiškai atrodo toks palyginimas, bet daleiskim. Ir to nebuvo. Atvarėm su automatais į tos kolūkius. Suvarėm. Na va ir prasidėjo tas viskas. 50-ieji, 51-ieji, 49-ieji metai buvo tragiškesni, žinoma, metai negu dabar. Tragiškesni, aš būčiau neteisūs, sakydamas, kad mes labai nusistikenę. Taip. Bet jeigu prie kitos sistemos mes šiandien kur kas aukščiau gyventumėm, visko turėtumėm kitaip. Tauragnų kolūkis. Pirmiausia, tai kad nėra žmogus suinteresuotumą. Nėra tas laisvės darbas. Nėra to atsilyginimą už darbą. Jeigu, pavyzdžiui, man atrodo, asmeniškai, jeigu žmogus dirba daug, ir sąžiningai, tai jam turi būti atlyginimas pagal darbą. Kiek man atrodo, aš nežinau pagal kitus. Bet pas mus reiškia kaip. Ar tu dirbi ar nedirbi, vienodas atlyginimas. Čia bendrai nėra kolchozų, bet darbo valandas išdirbi pas mus. Pagal rajoną. Aš nežinau, bet pagal man atrodo, kad reiškia, jeigu tu dirbsi, tau turėtų būti atlyginimas kažkur didesnis, jeigu sąžiningai dirbi. O pas mus vienodai. Darbo valandas atsėdėjai, namo praėjai ir viskas. Visų ir niekina. Mes atgyvenam 40 metų po šitą formulę žemės ūkį ir jaučiam, kur nusikeliavam. Niekam nelinkiu šitos prarajos, negalim taip gyventi. Yra tik privati. Dabar ūkininkai, mes vadinam tą pačią žemę. Šiuo metu situacija pas mus tokia yra. Yra visuomeninis ūkis, taip sakant, kolūkinė žemė vadinam. Toj pačioj kolūkinė žemė yra pasadybinė žemė kiekvieno kolūkiečio. Kiekvienas žmogus turi prie savo namų dar galimybę turėti 60 arų žemės, jis ten ką nori sėja, ką nori sadina, dar ganyklas turi taip toliau. Čia jo nuosavybė, vėl tokia forma, viena iš nuosavybės formų ir dabar kūrės ūkininkai. Trečia nuosavybės forma, kur valstybė teisė tai pagal konstituciją įdaiktina jam dokumentų ir jo čia žemė, jis čia valdas, jis čia valdovas, jis tvarkas, dar mūsų tas įstatymas neišbaigtas. Aš visom 4, jeigu galima tai pasakyti, už tos ūkininkus. Aš nigdy nenuveinu, kolūkio susirinkimus, bet dabar, kai rinka pirmininkų, tai mūsų klebonas, kad ne klebonas, tai jis būtų šiandėjus. Ką aš teisiu pensininkė, ar galgi durnu pabūti. Tai nuvėjam, liepia klebonas, eikit turtų, kad rinks, tai ir jūs balsuokit, kad mažiau pijokų būtų. Anas labai alkoholikų polai, a traktaristai tai daugiausia par mus
alkoholikai. Čia daug gerai žmonės. Labai geri. Tai nuėjom, tai paklausiau, kad žemė būtų pakrašty kolūkė, kur duos, kad žemė netrukdytų kolūkį, nepasakė, kad va, bet tik jį matai ir duodam. Ne, da visokių sąlygų, tai kad būtų krašty, tai kad taip, nu tai ką tada, kas tada norės. Ir dabar atsistoktų, jei žemės dirbti, reikia turėti ar arkliukas, ar kur tavo šitas transportas, nu ar tai, kad traktorius ar kas. Nu taigi nieko nėra, niekągi nėra. Žemės? Oi, senas man jau nereikia. Jauni tekulyma žemė, man užtenka žemė. Vienas mūsų kaimai paėmė žemę, statą namus čia pravieškilę, tvartų statą, namus statys. Tai jo šeima jauna, žmona jauna, jis jaunas. Gavo mašinų nusipirka iš karinę dalę, nurašyta gera mašina, gali pavažinėti metų trejų. Tai kur didesni dar kaimai, va, kur gyvenė, tai tas dar auga, va, tokie kaimai, va, kaip maži, tai aišku, kad išnyks. Bet dabar, kad čia va, mūsų kaimino, tai jaunimą, jaunasgi šeimas, kaip tik ne vienas nėra. Ne, kolūkį nedirbu. Dirbk ir nieko negauk. Jeigu žmogus be išeiginių dirba ir kiek bent, jeigu vasarą 12 valandų, tai porą šimtų rublių gauna. A už porą šimtų rublių dabar, kad batą tik tai išeina. Pamėgim pakalbėk prieš viską, nu kas valdžia buvo, nu tokia dievas. Kas ką pasakė, taip ir toje būtų, taip, kad mes taip jau užaugi buvom. Taip atrodė, kad taip ir turi būti, taip ir viskas. Na. Ir vėliavas kitas būtų dabar, nu, jeigu žmogus patinka, tai kabink. Anksčiau taigi būtų, tai važinėja kolūkio pirmininkas ir kad būtų ne vėliava būtų pakabinta. Jeigu nekabina, tai ir baudas ar ką nors. Na. Pirmininkas žodis buvo, nu, kaip šventas. A dabar, nu, kad žmogui gal sudarytų geras sąlygas, duotų uždirbti žmoniškai ir viską, nu, tai gali pakiltų ir kolūkį, nu, bet dabar. Niekas. Taigi iš miestų tegu pabandai žemės dirbti. Mes jau žemės atskopį tiek ir tiek. Ale tegu pabanda miestas, tai kaimą tegu ima jie žemį, mes laisvai duodam. A mes einam jų vietą. Gaminam ją, pirkt neturim kas. Kaip tai sakė, kišenį rublys da yra, ale kad nėra instala nieka. O, kad blogiausia. Kad nuspirkt nėra kas. Užeikimgi parduotuvėm, bent kurio, kad būtų joj sočiai, tai ar dešros, ar kokio maistą. Niekągi nėra. Kas pas mus yra? Nieka. A, gaminam, dirbam. Nu, tai kas čia žino, tai mesgi tai irgi nežinom, kai mes, kuo mes galim žinoti, dėl ko čia nėra. Kur eina produkcija? 100% mes pateikiam valstybei, taip reikia sakyti. 100%. Dabar va, po paskutiniais metais čia pradėjus Gorbačiovui protingai vadovauti ir mums atsiriša rankas, mes turim teisę, vadinamą viršplaninę produkciją, realizuoti savo dirbantiesiems, savo gyventojams, turim tokią teisę. Va, tik žinoma, dar jos gal neužauginam tiek, kiek norėtumėm tos vadinamos viršplaninės. A šiaip parduodam viską, konkrečiai, jeigu tauragnais, vežam visą užaugintą jautieną, kiaulės, jaučius, avis, jautienos mėsos kombinatą, čia yra skerdžiama, čia daroma, kur mėsą deda, jau nebe mūsų kompetencijai, kurie išvežioja, gal ir mes nusiperkam ir taip toliau, nežinom. Pieną visą pristatom irgi jautienos pieno kombinatą, už tai gaunam pinigus, grūdus, irgi atitinkamai taip pat, ir šieną truputį, o visas kitas, visi kiti vertybės, pavyzdžiui, ten bulves, dalį bulvių irgi valstybei parduodam, lieka čia pašaram, tam, kad išauginti jautį, karvę, melžt pieną.
pagal statistiką, tai produkcija ta pati yra, net geresnė negu pernai, pavyzdžiui, kur viskas dingsta, tada mums įdomu. Nu tai ot. Tai vienu žodžiu pirma. Užgniaužė, yra visą Užgniaužė, jau krautuvėse turi deficito, matot, čia sklepuose nėra deficito. Jo, pilna. Jie turi, bet jie tik tai... Tai jie spekuliuoja? Tiem antram aukšte. Nespekuliuoja, bet laiko, va kaip sąjūdis paima už skirkos kavos, niekas negaudavo, dabar visiems duoda. O manot, čia iš dalies sąjūdžio kalti? Kokia sąjūdžio kalti? Nu, kad kai kurie žmonės suriša visą šitą problemą su atgimimu. Koks čia surišimas, pirmas žmonės žodžių neturėjo, o dabar jau gali šiek tiek ką nors pasiekti. Daleiskim, alaus bonką nusipirkti 80 kapeikų mokėk, tada gaus. Jo. Šnapsiuko irgi. Kaip? Kiek anksčiau reikėjo? Nu, kiek kainuoja 46, 49, ten 51. Kas kaldas, jeigu tu durnas? Kas kaldas, jeigu tu durnas? Aš skundžiasi. A kodėl aš durnas? Kaimas turbūt. Nu gerai, kodėl aš durnas? Nu, kad durnas, nu. Nu. A ką dar pasakyti? Protingas, durnas. Nu, tai mokėk. Nu, tai mokėk. Nu, aš tai nemoku. Kad dvigubą kainą ir gaunat. Aš nemoku, bet vienu žodžiu, sakau, kad moka. A kodėl nekalbėt? Turi daug pinigų ir moka. A kuris neturi? Aš turiu daug, aš iš tikrųjų galiu pasisvoti. Spekuliantas, aš tave žinau, spekuliantas, aš tave pažįstu. Negalima, gi matot, kad interviu žmogus ima, negalima. Čia gatvės diskusija. Jo, aš nieko nebijau, draugai, aš už teisybę ir viską. Ai, Borvas Arkalas, tu pasanė, gyvenimo nematė. Pirmai užaug. Nelankė. Dėl visko. Kokia manot, išeitis šitam problemai? Kaip? Kokia išeitis? A kokia išeitis? Sakau, pirmą reikia viską sutvarkyti, paskui dar prie išeities eit. Ne, iš karto pasistatė. Kodėl manot nėra tos kontrolės, tų visų mafijozų, tų visų specialistų? A kas čia žino? Nėra milicijos irgi. Bet čia kažkas dirba, kai kurie man sako, kad yra žmonių, kurie dirba, kad tai būtų blogiau dabar. Kodėl sako, kad visi dirba? Daleisim ir pareigūnai. Yra, ir per televizorių rodė. Ir patys kartu dirba su mafijozais. Taip ar ne? Nu, tai ką nori daug? Nu, tai buvo, taip, nu, tai ką norėti iš jų? Nu. Tai kad čia reikia naują valdžią turėti gal? Oi, prikom naują valdžią, reikia tvarkos tik tai reikia. Reikia, kad pareigūnai dirbtų su mafijozais. Nu, į naują valdžią savaime aišku. A kaip? Kad būtų vienu žodžiu sąžiningi. Jaunimas išmokins. O dabar jaunimas, pažiūrėkit, ką restoranas įdaro, a? Prie kavinių. Kavutė geria, rūko. Į daugiau nieko negalvoja. O ką tėvai išdaro? Tėvai irgi taip pat, pavyzdžiui, gero neduoda. Mes apie tai kalbam, ką jaunimas daro. Tai ką norit ateity, kas bus? Ir sako, da nori Lietuvą laisvą, reikia dirbti. Negirtokliaut, vienu žodžiu nesėdėti ant kavutę gert. Dirbt reikia. Jaunimas dirbti nenori. Dar vieną kartą dirbti. Jie nori gatą. Visos tuos liet. Taloną turėjau. Jau žmonės taip išnervuoti gyvenimo viso. Anksčiau 3 rublius motina duodavo, kai aš atsimenu. Tavo metų. 3 rublius gaudavo. Nueidavo į kiną, lietų nupirkdavau, į tą kapeikų likdavo, a dabar už 3 rublius kartų. Kai kurie žmonės sako, kad čia yra atgimimas visas šitas... Ne joks atgimimas, tie kur sėdė aukštai, tegu pats jis atgims. Į plačią visiją. Broliam, centroje. Broliam, daug. Jau čia ne viskas išaiškėjo. Sovietų sąjunga. Seniau buvo, jeigu Lietuva gyvena, žinai. Tai čia turbūt vienintelė išeitis yra kažkaip šitas sienas, tad jūs manot, kad... Kiek pan Starbečkų išveža? Pan Starbečkų išveža, Lenkai, pan Starbečkų. A kur, jeigu degtuko dabar per muitinę parodėm, celofaninis maišas. Degtuko, po 1 kapeiką, paskui neįgauka. Eik dabar, eilėj stovėjo, eik gauka. O tak, sėdė.
Gali rodyti, ką nori, bet vis tiek teisingas nebus. Ką jūs rodot? Ne, čia nieko neparodys. Nu į kas? Nu ką jis parodys? Nu įspręsit, nu ką jis įspręsit? Per galvą reikia duoti. Kalvarijų rajonas, Vilnius. Tai gyvenimo problemų jokių nėra čia. Nėra kur. Net čia vandens, net kur sandėliuką nėra. Ką čia, langų nėra, čia pastatžiau, čia langai. Tai iškalės, tai viso, vėl uždarom čia langai. Matot, kokie langai, kokie čia langai. Galiu parodyti. Prašau, uždarom, gyvo langai. Supųjų viską nėra kur prikala. Va, nėra kur prikalti. Matot, va. Kur čia prikalti? Čia prikali vėjas papučia ir viso. Ir langai nubėra. Žmona ėjo ten šitą. Ten, kur, nežinau, kur ten jų būna ta visa kontora. Bet ką, į pažaduką, ateina pažado, vis tiek į savo tą. Padarytų ten jau, pagal taloną, tai pagal taloną. Gerai, pagal taloną. Nu tai padarytų, tau priklauso, tiek mėsos tau priklauso, tiek kropų, cukraus tiek ant šeimos. O dabar, kai buvo špekuliantai, taip ir buvo, taip ir yra. Šitie talonai gauna visur mėsos, kada nenuėdį nieko neprisniega. Jau nuėdį nė ragų, nei tavo. Tai ragų vienas iki pastovėjau, kas iš to, kad 2 valandos prastovėjau, jau sako paskutinis maišelis. A ten žmonės jau sueina iš vakarą, iš ryto prispikavo, paskui pardavinėjo. Anksčiau buvo? Jo, ir dabar. Anksčiau buvo, Aišku, čia dabar padaro vapšė nieko nėra. Nors sako, piena bus ant šitą. Muilą ir to nenupirksi. Muilą, dabar muilą ant talonų, tiek vaikų pas mane. Aš pas dirbu autobusniku kiekvieną dieną. Pats, dirbu autobusniku. Tokiu baisus darot, pačiam reikia daryti. Tai jau, kada padarai, tai važiuosi. Jeigu jau padarė talonus, tai reiškia, kad būtų. Išsiskirtų tiek nueini, paimi ant savaitės, ant mėnesį. Dabar taloną, kur čia talonai. O kas kaltas? Kaip jums atrodo? Kad viskas atsitiko pagal talonus, taip sunkumai. Kas kaltas? Pati valdžia, aišku, kad prisirinko visokių ten, kurie neturi nieką, o čia va. Ir visai nemoka vadovauti. Kam jau užima vietą tada, jeigu nemoka? Čia aišku, nemoka vadovauti vapšė. Yra žmonės šitie, kurie vadovavo. Dabar gerai, tai sako, kad blogai buvo pribrėžniau, blogai pribrėžniau. Aš gaudavau 84 rubliai į 80 kapeikų. Ir aš gina, turėjau į mėsos, į dešros, ten buvo elaus, degtinė prašo, tik užžaik, vyną kokį, nori gert, nori negert. Tikrai, kad krautuvėse tuščia, bet tai čia ne judėjimai, neištuštino parduotuvės. Čia yra specialiai faktorių tokių pastebėta, kad ir bazėse prilaiko tais prekes, specialiai norėdami, kai kam tas reikalinga, kad tokią destabilizuoti, reiškia, žmonių nuomonę, kad vot prasidėjo, kaip jūs sakėt, vot ir viešumas ir viskas, o prekių krautuvėse nėra. Yra labai tokių daug faktų, bazėse pilna, reiškia, tų produktų, o krautuvėse nėra. Antras dalykas, kad visgi socializmas per 72 metus vadovaujant tai vadinamai avangardiniai, kabutėse partijai, davedė šalį iki visiškos krizės. Net jau dabar ir pirmiau Maskvanei Mikhail Sergejevičius Gorbačiovas labai būdavo nepatenkintas, kada
tai prie krizės, tai einam į krizę. O jau dabar aiškiai Maskva ir Maskvos mokslininkai, ekonomistai pasako, kad jau krizėje mes esam. O Lietuva jau žinojo prieš 2 metus, kad ta krizinė situacija eina ir ateis. Ir jau dabar visiškai į duobę, kaip sakant, nulindom. Rusijoje jau ir patys rusai sako, kad jau beveik pusbadžių gyvena. Be abejo, reiškia, jau pirmiau visi žydėjo, visi ėjo į šviesų rytojų, o kada apsinuogino, dabar jau sužinojom, kad jau Tarybų Sąjungoje apie 5 milijonus virš skurdo ribos gyvena. Nu ir be abejo Lietuva neatsiliko, jau 250 tūkstančių virš skurdo ribos. Lietuva tiek Estija, tiek Latvija, tiek Ukraina ir tiek pati, kaip sakant, pati ubagiškiausia dabartiniu metu Rusija. Ji turi atsistoti ant savo kojų ir mes visos respublikos bendrausim, kaip sakant, pagal ekonominį, pagal sutartis. Ir nereikės mums tų, kaip sakant, Maskvos didžios sostinės, kad ji būtų mums tarpininkas. Mes savi susitarsim su respublikom. Respublikose kiekvienuose yra gerų, kaip sakant, specialistų, kurie tikrai turėtų išvesti visą šalį iš šitokio ekonominio sąstingio ir tiesiog iš ubagiškumų. Juk gėda tas yra, kad 72 metus vedė ir atvedė į šitokią padėtį, apie kurią mes kalbame. Lapkričio 7. Paskutinė demonstracija surengta Lietuvoje spalio revoliucijos metinių proga. Filmo autoriai Florence Borely ir Jonas Rosalis, bendraautorė Luis Rosalis. Operatoriai Xavier Robino, Andrius Petrulevičius 89 metų demonstracija, Arvydas Reneckis 90 metų demonstracija. Nuoširdžiai dėkojame visiems gyvenantiems tiek Lietuvoje, tiek Prancūzijoje, leidusiems iš arti ir iš toli pažvelgti